Chebra, pagal žemėlapį mūsų svajonių namai turėtų būti tiesiai čia. Oho, štai mano svajonių namas. Atrodo puikiai. Imu jį. O šitas namas neatrodo toks gražus kaip jūsų. Jame pilna prusokų ir šiukšlių. O, tai baisu. Na, pažiūrėkit ten. Aš imu jį. O, stop. Toks gražus namas turėtų būti mano. O, šitą pasiimu sau. O, ne. O, tai man lieka tas baisus namas su prūsokais. Vienodos spalvos namų iššūkis. Varom! Mergaitės, nesijaudinkit, aš viską užsakiau. Ir štai mūsų pristatymas. Jėga! Išpakuokim dėžes ir pradėkim ruošti savo namus. O kas ten? Žiurkė mano valdoje? Maikai, sutvarkyk tai, prašau. O, taip daug geriau. O, ši žiurkė atrodo miela. Pas mane tiek daug dulkių. Matau, kad visi pradeda nuo savo namų. Aš jau žinau, ką daryti. O, Ema, aš atsiprašau. Ema, nusiramink. Gerai. Leisiu tau gauti skanėstą. O aš turiu puikią idėją. Pažiūrėkit į tai. Jėga. Jo, dink iš čia. Tai mano namas. Dabar nudažysiu jį mėlynai. Štai taip. Pažiūrėkit į šį stogą. Jėga. Ir padarykim šiek tiek dekoro ten taip pat. Tai lenktynių trasa mano kietoms mašinoms. Ir mes galime čia pastatyti vėliavą, kad visi žinotų, kas čia gyvena. O, man viskas gerai. Tiesiog norėjau aplink namą pridėti geltonų skirtukų, bet nepavyko. Pabandom dar? O, taip daug geriau. Dabar man reikia pripūsti balioną. Padarykim tai. Aš padarysiu patį gražiausią namą pasaulyje. Oho, iš kur tai atsirado? Merė, ar čia tavo balionas? Ha, Merė, tavo toks gražus namas. Ema, ar matei Merės namą? O, Chebra jau papuošė savo namus. Ką man daryti? O, teisingai, savo dėžėje turiu rožinį kilimėlį. O, nugi? Ai, mano pirštas. Tai nėra taip lengva, kaip galvojau. Nors žinau žmogų, kuris gali man padėti. Statybininkai gali viską, tiesa? Sveiki. O ar galite man padėti? O, puiku. Kodėl nepagalvojau jums paskambinti anksčiau? Taip daug greičiau. O, kokia miela širdelė. O, puiku. O taip, man reikia jums sumokėti. Turiu daug pinigų? Tai va, prašom. Ate. Kaip jums mano namas? Ar kietas? Koks skanus bananas. Palauk. Aš galiu jį pasodinti savo vejoje ir užsiauginti bananų medį. O, pažiūrėkit į tai. Mano bananų medis jau užaugo. Atrodo neįtikėtinai skaniai. Ir aš galiu čia atsipalaiduoti ir pasideginti. Skrybėlė ir didelis skanus kokteilis. Puiku. Oho, pas Merę vejoje auga bananai, o aš toks alkanas. Palauk sekundėlę. Turiu puikią idėją. Galiu pasidaryti krepšinio aikštelę. Man čia bus taip smagu. Galų gale aš esu profesionalus krepšininkas. Mane net kvietė į turnyrus, kur užėmėm 3. vietą iš 3. Ak, pirminis metimas. Ema, atsiprašau. Ar gali numesti man kamuolį?
Ką? Kaip tu tai padarei? O. Ir man reikia surinkti sodo sūpinės. Spėju, tai nėra taip sunku. Oho, man pavyko. Taip kietai. Leisiu ant jų suptis savo mėgstamiausiam žaislui. Ir čia stovės mano miela pašto dėžutė. Jai tikrai trūksta kelių mielų lipdukų, kad būtų gražesnė. Ką ji ten daro? Ir ką daro Maikas? Palauk. O, pažiūrėkim. O, aš irgi noriu pašto dėžutės. Man ką tik kilo idėja. Paversiu šią paprastą geltoną dėžutę kažkuo nuostabaus. Mes ten turėsime gėlių. Gražu. Ką? Mergaitės pasidarė savo pašto dėžutes? Aš irgi noriu. Ši mėlyna dėžutė atrodo nuobodokai, bet turiu idėją. Uždėkim ant jos dinozaurą. Ha! Kietai. O, labas, laiškininkė. Ar atnešiai man laiškų? Oho! Jis iš Afrikos? Ačiū. Džiaugiuosi galėjęs padėti. Ir turiu kažką jums, ponė. Čia yra... Ai! Ai! Mane įkando jūsų pašto dėžutė. Manot, tai juokinga? Kągi, jokių laiškų jums. Na, kas ši graži moteris? Atrodote nuostabiai. O, jūs tokia graži. O, turiu laišką jums, grožio karalienė. Oho, ačiū. Tik kitą kartą būkit ant kojų. Matau, kad visi spėjo susitvarkyti savo vėjas. Ir laikas papuošti savo namus iš vidaus. Oho, Maikai, ką tu darai? Aš nudažysiu savo namą mėlynai iš vidaus. Kietai. Ir mes patiesime mėlyną putplasčio kilimėlį ant grindų. Ką dar man daryti? O, teisingai. Man reikia lentynos visiems mano ginklams ir žaislams. Jie čia atrodo puikiai. Jėga! Hagis vagis, saugok mano žaislus. Dabar man reikia prie sienų pritvirtinti porą deimantų, kuriuos neseniai radau Minecraft'e. Dinamito stalas. Puiku. Ir man reikia vietos mano naujai naminiai žiurkiai. Pavadinsiu jį Džeku. Padarysim savo žaidimo aikštelę. Jėga! Tai taip kietai! Oho, Maikas kietai papuošė savo kambarį. Manau, turėčiau padaryti kažką panašaus, bet savo stiliumi. Pirmiausia, griebkime sienų. Man tikrai reikia šiek tiek daugiau rožinės spalvos čia ir mano rožinis nagų lakas man padės. Tvarkelė. Viskas atrodo būtent taip, kaip norėjau. Awesome! Kietai. O dabar pora rožinių debesėlių ir nuotraukos su mano vaikinu. Padarykim tai. O, mes taip mielai atrodom kartu. Štai čia puikiai tilps stalas ir mano mielas dekoras. O taip, šiek tiek muzikos niekada nepakenks. Aš čia šukuosiuosi plaukus ir dainuosiu. Kietai. Nuostabu. O štai mano naminė katytė. O tu esi nuostabiausia katė pasaulyje. Myliu tave. Ar visi jau pasidarė savo kambarius, o aš ne? O, tai reikia nedelsiant pakeisti. Turiu nudažyti sienas savo mėgstamą geltoną spalvą. Noriu saulėto kambario, kad visada būtų šilta ir pozityvu. O, tai taip gražu. Dabar judam toliau. Man reikia šiek tiek smėlio, kad jausčiausi kaip paplūdimyje. O, kietai. Ir mano miela antytė, tu keliausi ant sienos.
Štai visa lentyna mano mėgstamiausių žaislų. Labas visiems, myliu jūs visus. Nice. Ir dar yra kampelis, kur galiu piešti ir groti savo ukulelę. Ir šis paveikslas puikiai atrodytų tiesiai čia. Pažiūrėkite tai. Tai mano ir mano šuns Džerio nuotrauka. Džeri, sakyk au au. Jis toks mielas. Štai tavo vietelė, drauguži. Džeri, nori kaulo? Nori kaulo? Prašom. Geras šuo. Šie namai yra nuostabūs. Chebra, iki greito susitikimo. Ate.